Žagarės regioninio parko gamtos mokyklą rasite Šiaurės Lietuvoje, pasienyje su Latvija. Gamtos mokykla yra įsikūrusi viename gražiausių kultūros paveldo objektų esančių Žagarėje, tai Žagarės dvaro rūmuose, kuriuos apsupa įspūdingas dvaro parko vaizdas ir išskirtinė miesto aura. Žagarės regioninio parko gamtos mokykloje šiai dienai vykdome 4 edukacinės veiklas, tačiau gamtos mokykloje taip pat yra organizuojami ir aplinkosauginiai renginiai, stovyklos, vykdomi praktiniai užsiėmimai gamtos mokyklos įrengtose patalpose bei gamtoje, kurie būna skirti ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Taip pat Žagarės regioninio parko gamtos mokykla drauge su lankytojų centru organizuoja žygius po saugomą teritoriją. Pirmoji edukacinė veikla Pažink Žagarės dvarą vyksta Žagarės dvaro rūmuose, kuriuose yra įsikūrusi gamtos mokykla ir lankytojų centras. Čia atvykusios mokinių ir suaugusiųjų grupės susipažįsta su dvaro istorija, medžioklės trofėjų, sportinių apdovanojimų, senovinių daiktų bei interaktyviomis ekspozicijomis. Ekspozicija Dolomito slėpiniai veda per 10 rūmų kambarių, kur mokiniai susipažįsta su Žagarės regioninio parko gamtos ir kultūros vertybėmis, saugomos teritorijos išskirtinė verte, lankomais objektais, Žagarės regioninio parko augalijos ir gyvūnijos įvairovė bei kraštovaizdžiu. Kitoje ekspozicijoje vaikai, naudodamiesi interaktyviu žaidimu, didžiuliame ekrane susipažįsta su XIX amžiaus dendrologo Žagarės dvaro parko architekto Kufoldo projektuotais darbais bei Žagarės dvaro parko augalais. Kiekvienas vaikas, pasirinkdamas augalus, medžių ir krūmų rūšis, būdingas Žagarės dvaro parkui, gali susikurti savo svajonių parką, o virtualios realybės akiniai suteikia galimybę išvysti teatrališką XIX amžiaus dvarininkų gyvenimą. Antroji edukacinė veikla pavadinimu Gamtos seklys pelkėje vyksta Mūšos tyrelio pažintinėme take, kuris yra įrengtas išskirtinėje gamtinėje ir vertingoje teritorijoje. Tai čia edukacijos metu mokiniai susipažįsta su pelkės formavimusi, pelkėje augančiais augalais, vabzdžiais ir gyvūnais. Edukacijos metu mokiniai gauna lapus, kuriuos turi užpildyti būtent edukacijos metu, surandant tam tikrus objektus ir augalus. Trečioji edukacinė veikla vyksta Žagarės ozo pažintinėme take ir čia mokiniai susipažįsta su Žagarės ozu, kuris yra vienas ilgiausių ozų Lietuvoje. Tai edukacijos metu vaikai žingsniuoja ozų pažintiniu taku, stebi gamtą, paukščius, gyvūnus, taip pat žaidžiame žaidimus ir aktyviai leidžiame laiką.